Labas rytas ir jums. Autobusas kur? Į San Marino. Lemą, jie su bilietais, Gabe. Kad buvo parašyta, kad galima nusipirkti. Galima nusipirkti, bet tai mes gal netilpsim gal. Gali būti. Paliekam autobusą pilnas, per pilnas. Tai bandysim į kitą. O aš vakar kempingo registratūrai klausiau, tipo, kaip bilietą nusipirkti. Sako, tai autobuse. Tai paskau, nereikia iš anksto. Ne. Sako, nueisite autobusą, tenais vietoj nusipirksit. Jėga, faina. Atsigersim kavos kažkur gal. A ne? Nu tai dabar yra... Kiek? Dabar yra... 10. Solidžios, be 15:10. Turim autobusą už 1,5 valandos lygiai. Ir šiaip bilietas tik tai grinais, tik į vieną pusę, kažkokioj tiesiog tabako parduotuviai. Tai vat. Atgal bilietą galima įsigyti įsėdus autobuse jau. Ja. Atsigėrėm kavytės, grįžom ir čia tiesiog 1000 žmonių vėl. Čia gal netilpsim vėl kaip nors, ar kaip čia vyksta? Ar čia visi su bilietais? Pažiūrėsim. Lemą vaizdelis, tai tiesiog. Kažkoks kosmosas kaip aukštai. Biškai vienu momentu nebebuvo ryšio, dabar vėl atsirado, bet Italijos, Vodafone Italijos. Jo, Italijos ryšys nieko net nereikia keisti. Žiauriai faina. Bet žinot ką? Einam su tokiu vaizdeliu. Nei vieno kemperio. Nematėm nei vieno kemperio. Šiaip yra čia pora vietų, kur gali kemperiai atvažiuoti, bet aš kai pamačiau, kad mes nuo riminio nulio aukščio jūros lygio turėtumėm sukilti 700, San Marino yra 700 kažkur aukštis. Sakau, no, tikrai varom su autobusu. Ar su traukiniu, ar su kuo, beleko. Geras 25 minutės, tiesiog va taip nuolat, be pertraukos į kalną. Kokius, 8 procentai įkalnės, bet tipo, visą laiką, jo. Tai, o kemperio kol kas nei vienu, tai vat labai įdomu. Laukiam pamatyti gal bent vieną kur nors. Daug ženklų šiaip yra, kad negalima jiem. Tai čia. O, traukinukai. Daug ženklų yra, kad jiem negalima įvairias vietos, bet yra ir aikštelių tam skirtų, bet kol kas, tikrai nieko. Tavarsi pasižiūrėkit. Kosmosas. Kankinimo muziejus. Kažkokią šakę matau, kažkokį tai fainą grėblį. Tipo, galima apsišopinti San Marine visai, nes PVM-as kažkoks mažesnis, ar jo nėra, dabar negaliu tiksliai pasakyti. Tai gal žinot vieną kitą dalyką ir pažiūrėsim. O dabar keli faktai Gabrielė paservino. Pirmiausia, tai San Marinas yra seniausia pasaulyje ar Europoje, Gabe? Pasaulyje? Seniausia pasaulyje respublika, valstybė. Antras dalykas, nėra prezidento vieno, yra 2, ne? Išrenkami regentai, kapitonai tokie, kurie išrenkami kas 6 mėnesius ir jie valdo valstybę.
Ir San Marine yra vienas mažiausių rodiklių nedarbo, bedarbystės, skolų ir taip toliau. Žodžiu, pakankamai turtingas, istorikius, graži, maža šaliukė. Tai vat, daugybė va tokių kažkokių kvepalų, juvelyrikos parduotuvyčių visur. Va. Kvepalai. Labai daug senų pakuočių kvepalų. Tipo labai seno dizaino, kaip prieš 5-10 metų pasikeitė jau. Jėzus Marija, akinių parduotuvių kiek. Viena paskui kita akinių parduotuvės irgi. Parduotuvė kleptomaniakams vadinama. Galima įeiti ir paimti, ką nori. Jo, ir išeini tiesiog. Pilna tokių ginklų parduotuvių. Tiesiog. Tai jie, paklausė pardavėjo, jie, žinai ką daro? Airsofto čia. Tas, žinai, kur iš tokių tam tikrų pulkų ir jie tenai atrodo labai realiai ir... Nu, čia ir parašyta, iš tikrųjų, bet nelabai skaičiau. Tiesiog jau ne pirmą parduotuvę, kur matau. Ir galvoju, kas čia, nu, tipo, visai... Rašo, kad parduoda dekoratyvinius, tipo, kažkokias replikas. Nu, čia tai tokie, ne... Nors šiaip yra ir tikrų, tipo, nes tiesiog labiau liberalus šitie šaunamųjų ginklų įstatymai. Okay. Kalėdos! Jej! Kas čia yra? Savivaldybės pastatas? Government office. Tiesiog, kokie mėly ženkliukai, pažiūrėkit. Tokie mėlyni, mėlynai balti su karonyte. Nu, jie labai faini. Žiūrėkit, va. Visur mėlynos spalva. Visur biški mėlynos. Ir daug vėliavyčio. Pagrindinė bazilika. Tiesiog parkelis su žolytė ir aišku afigienų vaizdu. Afigienų vaizdu. Čia va tas bokštukas, kuris matėsi mum važiuojant labai stipriai. Turbūt galimai, nu negalimai aukščiausia vieta San Marino. Pažiūrėkit, čia kokia verslo vieta neišnaudota. Čia tai baisiai neišnaudota, aš nesuprantu. Čia jėzau, kavinukė ar kažkas, čia spa, baseinas, gal koks nors, nežinau. Nepasiema San Marinas pinigų iki galo matyti. Kiek galėtų. Bandom į tokį restoranėlį, jūs pasižiūrėkit, bedugnė atrodo, kad tenais. Bet stop. Aišku, ar ne? Nebandot, nebandykit. Kainos turbūt mažiausios, kiek mačiau. Kol kas. Čia picos, čia gali mažą picytę. Čia sumuštiniai. Nu taip visai. Aliukai, gėrimai, vat. Visai normaliai. Ir gavom gražų vaizdą. Kasgi čia, palauk. Plūgas. Čia yra plūgas. Nu, Gabriel biškai gražesnis. Nu, ką žinau, toks va. Ten plūgas. Va. Šitų žiauriai daug vabaliukų, mane jie erzina. Gali numušti, jis jums prilipęs. Fui. Ačiū. Tai va,
žmonių daug, ne visi gauna gražų vaizdą, tie va priekiniai staliukai gavo tą nesveikai gerą vaizduką. Sveikatą. Nu, po to nebefilmavau, nes jau atnešė maistą, bet gavom staliuką vat čia šitoj vietoj. Tai buvo daug fainiau. Bet pica buvo tokia mech. Jaučiu neskaniausia, kiek valgė mane. Per Italiją kol kas. Nu, tokia. Apie nieką, bet buvo šiaip pigu. Nu, šiaip gerai buvo įvertinta vieta, bet ką man tos tašės, ką man tie rankinukai. Jeigu aš turiu savo Aula Italija su kaina. Dar vis puikiai tarnauja. Čia man tokių tikrai nereikia. Galima čia eiti į tą bokštą tokį, bet mes nusprendėm, kad nevarom. Nes, nu, ten tipo užlipi laipčiukais ir turi panoraminį vaizdą, bet kad čia tiesiog visur panoraminis vaizdas, tai toks... Dar 10 metrų į viršų nelabai ką pateikti. Tai čia visur fantastiška viskas, tai nežinau. Ką matai? Parodyk ir mums. Nu, matosi biškį. Gerai, labai matosi, kas yra. Pažiūrėk. Nu, dar paspausok. Monika visada norėjo šitą padaryti, bet niekada savo neleisdavo, tai va šį kartą suželpiau vieną E. Absoliučiai neverta. Jeigu kažkada matysit tos žiūronus ir susižavėsit, kaip aš susižavėjau, silpnybės akimirką apturėjau, vapšė neverta. Apie nieką. Gabrielė tikrina kvepalus. Visi pradedam galvoti, kad nu netikri turbūt. Tokių ženklų ir tokių kainų. Tote bagai. Va, tipo, už 15 eurų. Nu, kaip Turkijai biški. Tai, Ką žinau, biškai pigiau, bet ne tokias kainas, kad niekur kitur per nuolaidą nerastum. okay. Bet originalai, ne gal? O čia jau, kas čia žino. Dieve, tu mano ant veidų priklijavo popierių. Apakino gražuolės. Oi, nu ką. Einam link autobuso jau. Šitą pasidarė šalta kažkaip. Čia pasislėpė saulė ir sukilo vėjas. Jo, ir San Marine atvažiavom maždaug po 12, autobusą nusipirkom 5:30. Tai kaip ir biški gal per ilgai, va dabar jau kokią valandėlę tiesiog įmarinom bariukę. Tai aišku, turbūt jeigu ten lankotės, varytumėte į kokią pilį, ar ten va tos bokštus visus, tada jo, bet mes kai nevarėm, tai va taip miestelį apeiti, visur pasivaikščioti, viską pamatyti, visur užlipti neskubant. Kokių ir dar su pietum, 4 valandų tikrai per akis. Nebent labai daug apsipirkinėsit. Nu jo, bet ir tai mes. Galanterijos, lebėbių, papuošalų. Bet San Mariną vertinam gerai. Buvo smagu, ne? Nu, tipo, verta. Verta atvažiuoti, verta pamatyti. Jo, panorama fantastiška visiškai. Autobusas nebrangus, dar pakeliui pamatai dalykų. Tai tikrai fain.
Labutis draugai, iš karto atsiprašau už garsą. Mums sulūžo mikrofono laidas. Tiesiog klasiškai per kelionę turi kažkas sulūžti su mikrofonu. Ar pirksi geresnį, ar pirksi prastesnį, bet vat vis tiek, nu vat. Tai dabar tiesiog nulūžo laido galiukas, aš jums galiu parodyti. Tiesiog nesuvokiu, kaip tas galas, kuris kišasi į iPhone'ą, jis tiesiog nulūžo. Nu, apie ką mes šnekam? Tai nežinau, ar skirsis labai, turėtų, manau, gal kažkiek skirtis, o gal ir ne, mašinai taip ramiai sėdint. Gal į lauką išėjus turėtų būti skirtumas, tai nežinau, kažkaip bandysim susisukti. Bet iš esmės nėra, kad daug jau liko dienų mum čia. Jeigu taip rimtai, tai liko jos 2. Ir mūsų planas buvo važiuoti į Veneciją per jas. O, grįžai? Yes. Kas tai? Jo. Pratęsiu toj. Pratęsiu savo mintį, bet turėjome važiuoti į Veneciją, bet mes tiesiog supratom, kad per 2 savaitės, šiaip jau, mes Italijoje jau 2 savaitės, be važiavimo čia, važiavimą atmetam iš šoną, per 2 savaitės Italijoje mes buvom prie jūros 1 kartą. Ir kažkaip pagalvojus apie tą Veneciją ir pagalvojus, kad vėl varyt, vaikščioti, taip toliau mes realiai kiekvieną dieną belekiek vaikštom, belekiek lankom, miesteliai, miesteliukai ir, sakau, 1 dieną te buvom prie jūros, 1 dieną buvom prie Garda ežero ir kažkaip nusprendėm, kad noris, vakar sėdėjom vakarą ir nusprendėm, kad noris tiesiog dar truputėlį pasidžiaugti oru, pačilint, pasilsėti, pasideginti, tiesiog apturėti atostogiškas dienas. Venecijos planas buvo atšauktas. Jo, aš jau šitą parodžiau fainuolį dalyką, tiesiog fantastika. Ir mes tiesiog iš Rimini to super brangaus kempingo už 6 eurus apie nieką visiškai. Persikėlėm šiek tiek toliau į tokį visai mielą su kiemeliais kempingiuką, vis 100 metrų nuo jūros, žiauriai gerai vertintas, biškutį žalumos, biškutį žolytės, jūra šalia, daug tvarkingiau, ne? Už 2, kiek sumokėjai? Nesumokėjai? O elektra yra? 25 per dieną, jo. Su elektra ir su dušai. Jo, tai ten buvo 6 už dieną, už nežinau ką. Tai persikeliam čia ir mes ramiai 2 dienelės ilsėsimės, deginsimės, darysim visokius atostoginius dalykus. Tai o ką tai reiškia su filmavimu? Tai reiškia, kad mes realiai nebefilmuosim. Mikrofonas sulūžo pačiu laiku, taip sakant. Keistas toks atsisveikinimas gal, sakau, dar gal rykliuką išausiu kol čia graudinuos. Gal video biškį iš kokio Lenkijos mopo, kaip grįžinėsim. Jo, ėmėsim kaip grįžinėsim, jeigu bus dar nuotykių, aišku, grįžtant, bet iš Italijos dalykėlių, tai turbūt tiek. Viso geriausio. 2 days later. Tai ką, jaunimas depresyviai atrodo, ne? 2018 kilometrų ir 20 valandų 6 minutės iki Lietuvos. Grubiai pasistumėsim nieko šiandien. Gerai, gal čia vienetukas bus ir kokie 1,6, 1,5 tikėtinai. Turim kiek mes čia kokią 10 ryto, prisipirktą lauktuvių. Ir šaunam į kelią, viskas, viso gero Italija. Bakas užkrautas. Kas čia dar daugiau pas mumis nėra per daug kažkokių tai indikatorių, tai tik tai baką galiu jums parodyti. Ir rankinis ištrauktas. Žodžiu, važiuojam. Viso gero. Kolonėlė, kuri mus apgavo ir įrašė ne Lietuvą, o Latviją prie numerio mašinos ant vinjetės ir tada atėjo bauda ir visiems buvo vienodai, kad ten jų klaida. Pro
šitą sienos kirtimą važiavom kokius 8 kartus jau turbūt, man atrodo, mintinai čia mokam viską. Sirakina durėlės klasiškai. Gracias. Prego. Nu ką, lekiam, ane? Pučiam. Iki lietuvėlės 5 pem. Neignoruokit tą vienetą. 5 pem. Daug dar tą gurkšniuką man. Biškutėlį. Jeigu Tai čia yra tiek dar- nedaug, tai galėjai pabaigti ir siplauti autoliką. Čia dar daug. Veidelį pavargė. Mano riebaluotos galvos. Mopas vėlgi buvo geriausia nakvojimo vieta, Mes ane? kokį 3 arba 4 kartą čia nakvojam šitą mopę, aš jau nebežinau. Šitas mopas jo. Tik tai šią naktį labai stipriai davėsi fūros iš galo, va šitam kely, nesupratau, kažkoks sujudimas, fūrų konferencija buvo. Tai pamiegojom 8 ryto ir lėkėm į kelią. Mopai yra tiesiog fantastika, tik tai, kad šitie tūlikai buvo tiesiog, nu, tokios tragiškos būklės, turbūt dar neteko matyti mopę. Kažkas ten kažką padarė. Kažkas ten kažką labai nelegalaus, už tai turėtų patraukti teismą. Aš truputėlį įėjau, truputėlį sutumpė ir išėjau pirmą kartą, po to prasidino. Už tokius veiksmus, ant tiek žiaurius, kas ten ką padarė, nu tikrai jau turėtų teisės sauga sureaguoti, nes čia buvo nelegalu. Čia buvo nelegalu, kai koksai 30-40 kvadratų pastatėlis dvokia taip, kad biški gali vemti. Tai, nu jau jo, tai čia. O šiaip tai fūros žiauriai čia visur stovėjo, čia per visą šitą juostą stovėjo. Čia, ten, tavarsa, nežinau, ar čia jos netelpa, ar čia jom fainiau negu ten bendroji aikštelį, kodėl, bet čia tiesiog čia tilpam atsistot. Kokia jisai grožė šiaip, ane? Koks jisai gražus. Jo. Belenkai. Mano gimtinė esi mėlynas Nemuno vingių. Parvarėm?